Taigi atvažiavau į Alytų ir čia jau aš ne pirmi metai iš eilės Švento Benedikto gimnaziją mokosi čia tas pats gudrusis, bet jau šiais metais jis yra 12-okas. Matas, nieko nelaukdami. Užčiaikime pas jį svečius. 3 metai iš eilės kalbinam Matą. Matai, pasakok apie save tiems, kurie tavęs nežino. Nežinau, ar tokių yra daug, bet tai pasistengsiu galbūt plačiau papasakoti. Tai esu Matas Baltrukevičius iš pačios gražiausios Alytuje Švento Benedikto gimnazijos. Kaip matote, aplinka pas mus fantastiška, mes dabar su Žygiu stovim labai gražioje vietoje. Štai tokia kalba, matosi, kad žmogus yra profesionalas mūsų laidoje. Tai apie viską po truputį. Kas pasikeitė per metus, per 2 metus? Per 2 metus, nežinau, galbūt močiutės geriau atpažįsta gatvėje, tarp pradinukų tapau pakankamai populiari. O šiaip aš manau, kad esu praktiškai tas pats žmogus kaip ir prieš 2 metus, tik labiau savimi galbūt pasitikiu. Visagalė televizija. Iš tikrųjų, Matas yra labai užsispyręs, siekiantis tikslo, svarbiausia pasiekti tikslą. Matui daug dirbantis, atkaklus, besidomintis įvairiais dalykais, nuo sporto iki literatūros, bet to lanko teatrą kaip pasirenkamąjį dalyką. Aš pasakysiu, labai pakvaišęs dėl sporto, ypač dėl Barcelonos. Ir manau, jeigu jūs paklausit, jeigu jūs duotų nusirašyti, tai manau, už bilietą tikrai duotų. Viena iš mano veiklos sričių tai yra futbolo tinklaraščio rašymas. Tai man priimtinesnis žodis blogas, bet direktorius yra lituanistas, tai gal šiandien vartokim žodį tinklaraštis. Turėjau garbės dirbti su populiariausiu visų laikų Lietuvos futbolo tinklaraščiu 11 metrų. Aš ten, aišku, buvau toks paprastesnis darbininkas, kartą per mėnesį parašydavau pagal savo sukurtą formulę, paskelbdavau Europos futbolo klubų reitingą, o dabar, kadangi veikla nutrūko jų, tiesiog bandau pats kažką panašaus daryti, galbūt šiek tiek kitokį stilių, kitokią formą, bet kai Lietuvoje daug konkurencijos nėra, tai manau, kad man sekasi neblogai. Aktyvus mokinių tarybos narys, nuolat teikiantis įvairius pasiūlymus, patariantis jaunesniems, mielai dalyvauja įvairiuose kultūriniuose renginiuose, kartais apie juos ir parašo į mokyklos internetinį puslapį, bet daugiausia laiko be abejo skiria intelektualų klubui. Intelektualų kovos, kas tai? Tai tiesiog yra tarpklasinis turnyras, kuriame aiškinamės, kuri mokyklos klasė tais metais yra pati protingiausia. Kaip galvojat, kaip jiems seksis, ko pritrūko praeitais metais? Tai kad nelabai pritrūko, viskas ten gerai. Vis tiek yra pagrindinis tikslas 1000-mečio vaiko vardas, o to nebuvo. Tai va 3 kartas garantuosiu, aš taip spėju. Kas pakišo koją? Kažkoks vaikinas, kuris laimėjo, tai tas ir pakišo tikriausiai. Ko gero, Matui, šiaip norėčiau palinkėti sėkmės, jis tikrai vertas nugalėtojo vardą. Pirmus ir antrus metus visai neblogai sekėsi. Ko pritrūko, ką šiemet darysi kitaip? Aš nežinau, aš nemanau, kad sekėsi geriausia, kaip galėjo būti. Nežinau, aš manau, kad tiesiog nieko nedarysiu kitaip. Svarbiausia yra ne rezultatas, o progresas, kaip sako vienas iš garsiausių šių laikų Lietuvos mąstytojų Vladimiras Romanovas. Aš manau, kad kaip ir kiekvienais metais stengsiuosi parodyti vis padaryti taip, kaip aš galiu geriausiai. Ir vėl apsilankėme pas gudrį 12-oką Matą, ne pirmi metai, gaila jam istorijos kontrolinis, nes nespėjome pasipliškenti pasienę, o dabar nieko nelaukdami šauname tiesiai į Rumšiškes, pas taip pat gudrį 12-oką Martyną. Ei! Štai Rumšiškės, o čia mokosi šioje gimnazijoje gudrusis 12-okas Martynas. Nieko nelaukdamas ir einu pas jį. Sveiki, aš esu Martynas Gudeliauskas iš Rumšiškių vyskupo Antano Baranausko vidurinės mokyklos, kuri beje taps gimnazija greit. Mėgstu istoriją, geografiją, tai mano stipriausi dalykai. Ir dalyvauju olimpiadose, įvairiuose konkursuose. Mėgstu pagroti, papiešti, įvairiai su draugais pabendrauti, gamtoje pabūti. Martynas neeilinis mokinys, apdovanotas didžiuliais turtais, gebėjimu mokytis puikiai, kruopštumu, gebėjimu dailiai piešti, groti gitarą ir, kas svarbiausia, atkaklumu. Sakoma, kad 19 kartų gali nepasisekti, bet 20 vis tiek pasiseks. Taigi Martynas atkakliai siekia savo tikslo ir yra nuolatinis olimpiadų konkurso nugalėtojas. Aha, kalbinam Rumšiškių smaragdinį chorą. Iš tikrųjų kalbinam Martyno bendraklasius. Na, koks yra Martynas?
Na, Martynas yra iš tikrųjų labai draugiškas ir įdomus žmogus. Tikrai nesuklysiu, jį pavadinčiau enciklopedija, vadovėlių ratas viename. Martinas ne tik domisi istorija, o jis domisi istorija labiausiai, galėčiau pasakyti, bet mes kartais net susirenkam, pagrojam gitarą, domisi menais, kartais papiešia ant šilko, tai iš tikrųjų visapusiškai domisi viskuo iš tikrųjų. Na, Martynas yra tikrai labai intelektualus, su juo labai įdomu padiskutuoti apie istorinius įvykius, ar kažkokias politinės aktualijas, ar tiesiog šiaip apie gyvenimą, apie meną. Anksčiau labai vaikystėje buvau meniškas, galima taip sakyti, meniškas prigimties, tai mama užrašė dailės būrelį. Tačiau irgi mečiau jį dėl laiko stokos, bet dar papiešiu per dailės pamokas ir šiaip domiuosi dabar labiau ne pačiu menu, bet dailės teorija, istorija, taip tokiais teoriniais dalykais. Ačiū dar, kad šachmatus kilnoji. Taip, šachmatus kilnoju jau gal kokius 6 metus. Bet dažniausiai su draugais, klasėje, taip, laisvalaikiu atsipūsti. Kas išmokino šachmatų meno? Tai tėtis. Mane tėtis irgi išmokino šachmatai žaisti. Groji gitarą, ne? Taip, šiek tiek. Anksčiau lankiau būrelį, bet dėja kažkaip labai būrelio laikas netiko, tai mečiau aš jį. 12 klasė, Martynai, tai kokia ateitis tave vilioja? Tai turbūt labiausiai politikos mokslai ir istorija, kadangi istorija vis tiek mėgstamiausias dalykas. Ir istoriją tiesiog iš prigimties, galima sakyti, mėgstu. Aš tai matau kaip labai gerą ir protingą politiką, arba galbūt istoriką, tikrai labai daug dirbantis žmogus ir manau, kad tikrai gyvenime tikrai daug pasieks. Ir aš jam to labai linkiu. Ko palinkėsite, Martynai? Svarbiausia sėkmės ir kad nepasimestų, greitai reaguotų. Martynai, tu esi šaunuolis ir aš tikiu, kad tau pasiseks. Tu mūsų mokyklos žvaigždė. Tikime, kad į finalą tikrai šį kartą pateksi.